važiuoti niekas nieko neleidžia. Va, tai tokiu būdu, tiesa, dar reikia priminti, kad mokantis technikume, va, trečiame kurse ir antrame ir trečiame kurse reikėdavo dirbti žemės ūkio darbus įvairius. Tai aš įsiprašiau, kad noriu važiuoti į priešinius, į Kazakstaną. Na ir tokiu būdu buvau, reiškia, vienus metus Kazakstane, dirbau kombainininko padėjėju, užsidirbau 200 kg kviečių ir gavau pažymą ir tada nuvažiavau į Priekulės malūną, ten man 60 kg vaisiuotų miltų davė. Parsivežiau ir valgyti turėjau, dar pardaviau, kadangi ten tiek jau nesuvalgysi. Tai va, tai jau tada baigęs 5. kurse mokiausi ir per savo gimtadienį kaip tik tai atvažiavau. Turėjau kitur važiuoti, bet Tauragėje apsistojau ir kaip tik tai pasitaikė mama. Nusiplovė plaukus, viską, o ten, kur turėjau važiuoti, buvo labai aukšta. Tai ta giminė galvoja, kaip čia bus, kaip čia tas aukštas, tas žemas. O mama sako, o man tinka. Vat ir įsiplovė, sakau, aš palydėsiu. Nu ir palydėjau ir susitarėm, kad jau čia viskas gerai. Vat paskui po to, turbūt po mėnesį atvažiavau, nu ir vasario 8 dieną padavėm prašymus visi ir 11 kovo jau buvo tos mūsų vestuvės. Vat. O šiaip buvau aš labai gerai mokiausi, nukreiptas, paliktas Maskvoje. Na ir ten, kada buvo vestuvės, buvo ten ir mano kurso draugas vienas ir buvo kolūkio pirmininkas vienas, kuris kartu technikume mokiausi. Ir paskui tas direktoriaus pavaduotojas Gružauskas buvo su žmona. O visi, tu leisk netrukdyk mokytis, reiškia, aspirantūroje. Nu, bet ten atlyginimai nedideli, darbo daug, 4 metus turi mokytis. Nu, tai liūdna, reiškia, jau to šeimos nieko nebus. Nu, ir jau Stasė nėščia, o tarp kitko galiu pasakyti tiek, kad man pati pirmoji mama buvo. Ir tą gali patvirtinti, Dainiau, kai mes buvom susitikę su Kinani iš Maroko, marokietis, kada baigėjai mokyklą vidurinę ir buvo Maskvoje, kaip sakė, tvoj atec ni s kем не дружил. Tai jau tikrai sakė žmogus, sąžiningai pasakė. Nu ir gimė, reiškia, tu jau dirbti, ieškojau darbą ir gavau paskyrimą į Šakių rajono Paviljonės tarybinį ūkį. Prie Nemuno, vienoje pusėje Velioną, kitoje Paviljoną. Nu, vaikas gimsta, reiškia, mokytis jokio būdo negali, dėl to, kad reikia šeimyną žiūrėti. Bet esi bėdnas vis tiek, reiškia. Nu, ten nors alga tą didelį gavai, didesnė negu ten paprasti žmonės. Ir dar gavom namą pirmą tokį ten jau seną ūkininką. Vat ir nuotrauką matė, kaip jis tas namas atrodė. Vat ir tada gimė Aidas, užtat jis jau skaitėsi suvalkietis, dar padėjo ten žmonės auginti, mama ir bibliotekoje dirba. Va tokiu būdu 67 metais gruodžio 10 dieną buvo pirmasis vaikas gimęs. Bet dirbant tarybiniam ūkį, nors jis buvo ne iš gerųjų, dėl to, kad patekti į gerą turbūt iš karto yra neįmanoma. Ir tiek dirbi, kad negali ir kojų nusiplauti prie Nemuno. Visi ilsisi žmonės, o tu čia turi darbuotis. Ir iš kitos pusės turi išgerti. Reiškia, jeigu neišgeri, ten nuvažiuoji pas kokius viršininkus, negausi nieką, nei melioracijas, nei to. Nu tai ką daryti?
Ir turėsi lyginti, jeigu neturi kiaulės duoti paršiukus, reiškia tos viršelius jiems, va. Nu jau žiūriu, čia jau bus liūdna. Tai tada ką daryti, aš jau galvoju, jau tada eisiu ten ir į mokslinę tyrimą institutą. Ir taip kaip tik tai susiradau Vėžaičių filiale. Vat iš pradžių dirbau ten moksliniu bendradarbiu, paskui 70 metais stojau į aspirantūrą, 74 baigiau ir 75 apgyniau disertaciją. Vat Kauno Žemės ūkio akademijoje. Nu, po tuo, bet buvo atlyginimai nedideli, o šeima jau 3 žmonės. Va ten gimė Dainius, 71, o 74 gimė Silvija. O, tai tokiu būdu aš turėdamas pažįstamą Gružauską, direktoriaus pavaduotoją technikume, o ten jis dirba Veprių profesinės technikos mokykloje. Tai aš atėjau, jau atvažiavau, sakau, reikia vis tiek didesnis atlyginimas, tai aš gavau ten tą, taip tokį, jau biškį padoresnį atlyginimą, bet vis tiek sunkiai reikėjo verstis. Ir paskui man rajono valdžia pasiūlė kaip tik tai dirbti. Atsidarė naujas skyrius, Ukmergės automatizuotą valdymą skyrius, kuris priklausė Lietuvos žemės ūkio ekonomikos institutui. Ir tada jau ir biškį alga kitokia, didesnė, ir gavom 4 kambarių butą. Pasakiau, kad reikia mūsų 7 žmonių šeimą, didelį, ir tokiu būdu gavom tikrai gerą butą. Iš pradžių tiesa gyvena senučiai abudu Vepriuose, bet ten tas butas drėgnas, blogai buvo. O jau tame 77 gavom naują butą, 4 kambarių, jau buvo visai neblogai. O tokiu būdu ir jau vaikai į mokyklą galėjo eiti, į vaikų darželį galėjo eiti, vat, užbaigti. Ir jie visi ten mokslus baigė, bet paskui buvo pertvarka vadinama. Vat, jau griuvo ta visa santvarka, nu tai tada ką turėjau išvažiuoti, susirasti darbą. Buvo dar pažįstamas žemės ūkio ministro pavaduotojas Vasiliauskas toks. Na, sako, tada į Kaltinėnus, vat, į bandymus stoti. Ten dirbau skyriaus vedėju, jau tada nutolai nuo šeimos, reiškia, jau praktiškai jau parvažiuoti mažai begali. Vat, nors ten turėjau mes sodą, jau turėjom namelį pasistatę, jau rodos, jau šiltnamį, neblogai, jau tada viskas griuva. O ten dirbau skyriaus vedėju, o paskui griuva ūkis ir tada, o ūkis buvo didelis, 10 kilometrų į vieną ir į kitą pusę. Tai pasidariau, reiškia, dirbau bandymų stoties direktoriumi ir laikinuosios administracijos vadovu. Reiškia, reikėdavo sunaikinti tą ūkį. Bet naikinant tą ūkį pasirodė, kad statybom buvo paimta paskola ilgalaikės, o bankas jau tada pervertė į trumpalaikius. Tai ką daryti, reiškia, kiek tu produkcijas parduodi, tiek valstybei turi atiduoti, o žmogus yra po 4 metus negavę atostogų. Tai aš ką dariau, atvažiavau į banką, tariausi, sakau, kad čia leistų, paskui žiūriu, kad ji, ta valdytoja banko, nesusigauda, kas yra bandymų stotis ir kas yra bandymų stoties eksperimentinis ūkis.
Va, kadangi ji nesusigaudė, tada aš buhalteriai vyriausiai ūkio pasakiau, kad tu turi išleisti, sutikti, pervesti į mūsų sąskaitą bandymų stoties, o mūsų buhalterė bandymų stoties priimti, neprieštarauti. Ir tokiu būdu tie pinigai plaukia į bandymų stotį. Va, visi. Na ir ten galėjom ir premijas gauti, visą kitą, kadangi jau ten buvo gerai, bet mes neėmėm nieką. Vat, ir tokiu būdu galėjom išmokėti žmonėm už atostogas, o ten palikom gerus pastatus 2, parduos valstybė ir tegu atsiims tą visą skolą. Na ir paskui jau prasidėjo įtarimai, kad čia galbūt aš kombinacijas kokias nors dariau. Tai buvo 4 valstybės kontrolės komisijas. Nu ir visiems pasakiau, dar galvoju buhalterį, kaip čia sakyti, sakom tiesą. Kadangi susidarė situacija, reikia žmonėm mokėti, o jie nesusigaudė bankas, tai va tada pervedė į mūsų sąskaitą ir mes tada galėjom pervesti. Iš mūsų sąskaitos galėjo išmokėti žmonėm, ūkininkam tiem dirbantiesiem skolas tas visas. Nu ir paskutinė buvo revizija, atėjo, sako, daugiau tikrai nebekankinsim tavęs, viskas aišku, revizorius pasakė ir aš tai būčiau padaręs. O dar senas direktorius buvęs Bugenis, aš taip rizikuoti nebūčiau rizikavęs. Čia rizika didelė, bet kadangi mes niekur kapeikas nepasisavinom.